lagaminas? Neradom, jo, papa. Kas ten darosi, visur šviesos įjungtos? Tai kad kažką pajuto, visus sukėlėm ant kojų. Jėzų Marijo, kur Rokas? Nu ką, aš jam sakau šokam, jisai nifiga, be lagamino nešoksiu. Eik, tu savo jamgi koja, jam koja. Nu, tai va, aš dabar nežinau, gal jį jau sučiupo, gal rasborkės vyksta. Dieve, mano, ką darom, ką? Nežinau, a ką telefonas rodo? Telefonas mano išsikrovė, padvėsė, supranti, pakrovėjo, tai nėra. Nu tai viskas, raunam iš čia. Reikia prisijungti, pažiūrėti, ką tas telefonas rodo, kur tas čia modonėlis. Tai kaip su Roku bus, ką? O tau Rokas svarbiau ir pinigai. Važiuojam staigiai. Tik reikia eiti tenai, duoti visiems dujų ir... Kokių dujų? Išprotėjai tu, kaip ten apsaugos. Važiuojam, sakau. Kaip sekasi? Gerai, o dabar deduosi daiktus. Dar atsivešiu, kiti liko. Čia vynas su žykurtuvės. Arni, koks tu man geras. Labai gerai, kad tu pas mane atsikraustai. Nežinau, dar ar klaidos nepadariau. Ne, bet tu ką, tai iš mano pusės tai viskas tikrai rimtai. O iš tavo, pažiūrėsim, laikas parodys. Žiūrėsim, ar laikas nesijuoks su mumis. Už tave. Skambina, kavalieriai. Kristina. Alio? Knuk. Tai ko tu, ką, nesimiega ar ką? O tai kur ligoniniai policijoje esi? Nu tai jeigu ne, tai ir viskas, nu, te. Kas atėjo? Eik tu savo. Tai tu įsivaizduoji Vaidotas, aš pareinu. Tai, nu tas pats. Aš pareinu ir supranti, jisai sėdės, o kaip niekur nieko įsivaizduoji. Tai reikėjo vyt lauk. Tai šitiek aš suprantu, tai aš tą ir norėjau padaryti. Tai aišku, apsireiškė po šitiek metų. Jo, tai iš vis gerai, kad žinai, Žydrūnas atėjo su gėlėm, tai visą situaciją pataisė. Tai aš būčiau dar su tuo durnim kariavusi čia. Viešpatie, koks durnius, aš negaliu. Kristi, man pienas verda. Koks pienas? Vėliau. Aš nesuprantu, meda girta, negirta pienas, įsivaizduoju, kai bėga. Čia man skundėsi, kad jie pienas bėga. Ne, aš tiesiog dalinuosi įspūdžiais. Tu geriau... Paskaityk. Kas čia yra? Čia popieriai. Ne. Viskas apie Vaidotą. Tu neskubėk, čia išrašai iš ligoninių straipsnį apie jį. Na ir ką, aš nieko nesuprantu, nu. Na, tu tam perskaitysi, pamatysi, jam nelaimė buvo atsitikus, jis komai ligoninėje gulėjo 5 metų. Ir dabar va, grįžo pas tavęs, tavęs nepamiršo tikrai. Kokia koma? Kokios čia istorijos, ką? Na, tu geriau perskaityk ir išvadas pasidaryk pati. Aha. O su žmonėms, žinok, taip elgtis, nu, negalim. Aš pati nuspręsiu, kas galima, kas negalima. Bliambus, kur tas pakrovėjas? Čia. Bliam, pasakiau, kad reikėjo palaukti, kol visi sumiks. Tu nusprendėjai eiti. Tai gerai, galėjom iš viso pamesti viską iš akių. Nerėk, palauk, jungi GPS-ą, matai? Nu, Rodo. ašgi sakiau, pinigai jau nebe svetainiai, sukišo kažkur. Tu bliamas, kas dabar Rokui bus? Gal jį tardo, gal dabar ten jį muša, kankina? Taip, kankina, muša, kad tik tai mūsų nepriduotų Rokutis. Jisai netoks, jisai geras žmogus, jisai nepriduos, jis neišdavikas. Kiek tu laiko jį pažįsti, vieną kartą kiną nuėjot ir viskas. Blemba, reikėjo per stalčius eiti, aš sakau. Ma čia ir būsimės išsidūrę. Nesiparinam, kol lagaminėlis tenai, kol nejuda iš vietos, mes dar tikrai turim šansą.
Alio? Ką? Išvažiavo? Gerai. Jo. Gerai, kad... Išvažiavo. Dieve Česlovai. Ir vėl tu čia sėdi. Aš negaliu užmigti. Česlovai, tu linguosi ar nelinguosi, taigi to paveikslo tau nieks net neš čia, supranti? Aš turiu budėti. Išgerk tabletę. Aš išgėriau 2. Nepadeda. Česlovai, to paveikslo nebėr, supranti tu? Šitiek skelbimų iškabinėjų būtų kas nors atsišaukęs. Jis yra šiukšlynė ir baigta, gulk. Kiek būtų, man širdis sako, paveikslas nebėra. Šedevrai prapuola, bet visada atsiranda. Taip, taip, kur jau ne. Gintaro kambarys irgi atsirado. Atsiras? Tu gulk gerai, Česlovai, baig linguoti ir gulk. Žinai, tu pyk, nepyk, bet man atrodo, tau reikia pas psichologą, Česlovai. Sutvarkytų tavo mintis ir tą nemigą gal pašalintų, ką? Aš nesu idiotas, Ieva. Nereikia man jokio psichologų. Nu tai būk geras, gulk ir miegok. Grigorijus. Mūta. Česlovai, pabandyk užmigti ir sapnuoti. Gediminas ką ten geležinius vilkus susapnavo, gal ir tu susapnuosi, kur yra tas paveikslas. Tik nebesėdėk ir nebebūdėk. Tik sapnuoti ir belieka. Gerai, labanaktis. Labanaktis. Daugiau nesėdėk. Grigorijus Mūta. Man čia viskas labai nepatinka. Man irgi. Reikia važiuoti vaduoti Roko. Tu dar neįkirtai? Ko neįkirtau? Taigi su mumis kartu nebėgo, nešoko pro langą specialiai. Nu baigtų jamgi koją. Koja, jo. Ir pasiliko savo ramiai pas Beną, jo mėsmaliai, kad abi 2 kojas peršaltų. Nesuprantu, kur tu čia link suki. Jisgi man sakė. Ir tu žinai, kad be pinigų jisai niekur neišeis. Jis viską už pinigus daro, jisgi legione tarnavęs. Ir pas Beną tarnavo už pinigus. Paėmė lagaminą, davė dziorų, dabar žvengia kur nors iš mūsų. Lagaminas vietoj. Nu tai ko jisai nešoko kartu, ko nebėgo? Nugi koja jam, aš tau sakau, koja. Kokia koja, Jofana išdūrė, aš tau sakau. Garantuotai. Pakrovėjo iš tavo rankinuko ištraukė, žinojo, kad nusėsi jam baterkės. Į tą lagaminą į kitą vietą pernešė, pasislėpė kur nors už sofos ir viskas. Hana. Tu važiuoji man galvą išsiaiškinti. Ką čia aiškintis? Viskas. Praskrydam, garantuotai. Jis taip mane gynė. Jo, gynė. O kai tave saugojo, tu jamgi pasakėjai turbūt, kad gali pinigus surinkti. Sakiau. Nu pasakėjai, nu tai va, ir išdūrė jaunuolis. Viskas, gana. Išgeriam arbatos ir einam miegoti. Sakiau, be pinigų niekur neįsi. Faina. Žvėris. Eini nemiegot.
Nu, sunku patikėti. Aš nežinau, kad ta jachta sudužo. Bet kodėl tu jo neieškojai? Tai kaip aš jo ieškosiu? Aš galvojau, kad jis išplaukė su ta mergina, kur atvažiavo iš Lietuvos. Indrė? Indrė? Iš kur tu žinai? Nu, Vaidotas man viską papasakoja. Nu va, ir aš galvoju, mažiausiai jis turi pats paskambinti. Nu, betgi jo daiktai buvo likę pas tave. Ai, tu tik tai šlepetė su šortais. Bet dabar įsitikinai, kad pati esi neteisi. Neteisi. Tai ko sėdim? Paskambink, atsiprašyk, palik savo telefoną, pradėkit bendrauti. Ai, tu kas tau yra dabar? Ko tu čia dabar man reguliuoji gyvenimą? Gerai. Tyliu. Man dabar su Žydrūnu viskas labai gerai. O, nu tai tada viskas baigta. Kas? Ko, pavyzdžiui, tu labiausiai norėtum gimtadienio progą gauti? Nežinau, kažkaip netikėtai čia. Paklausyt. Man reikia tavo patarimo, nes aš noriu, ką nors nupirkti Žydrūnui kažką. O, čia ne man, čia Žydrūnui. Tai aš tau galiu pasakyti, kad jam pati geriausia dovana būtų nuoširdį tavo šypsena. Einu miegot gerai. Ir taip miegot. O šampanas iš kur? Žinojau, kad viskas gerai pasibaigs. Seniuk. Taip. Nu, davai, papasako, kaip tu tus pinigus radai. Nu ką, pinigai buvo vonioje pas kalbiniais, tai aš ten pasislėpiau. Girdėjau, kad iš savo žmoną iš namų išvarė Benas. Tai jinai ten pradėjo tvarkyti viską su tais apsauginiais, žodžiu, balaganas visiškas. Tai aš nepastebimas lagaminą palikau, pinigus susikroviau ir išvariau. Ja, paliubom teisingai. Lagaminiukas yra, o pinigų nebėra. Nu. Taurės, nešiu. Klausyk, taigi tu turėjai šansą. Galėjai limoną savo ramiai imti ir nunešti. Galėjai negrįžti. Neturėjau jokio šanso. Kaip, tai kodėl? Aš Ugniai pažadėjau, kad viskas bus gerai. Aš norėjau, kad jos planas pasisektų. Norėjau jai padėti. Dėl to taip yra. Tai tu, tipo, nori pasakyti, kad jeigu ne Ugnė būtum netėjęs? Tiesą sakyt? Paliubomu. Nežinau. Mes kas? Kas su tavim? Mes dar nedraugai, taip? Nu, ta prasme. Nu, ta prasme, seniuk. Mes su tavim jau draugai. Gal. Nu, ką čia kuždatės dabar, ką? Nieko. O šampaną neatidarot? Atidarysim. Nu ką, išgersim už ištikimą kareivį Roką. Ar ne? Kokie tu ten priesaiką sakydavai tam svetimšalių legione? Po Hadžison pasionat lehein. Respektilė senmi vankių. Nuo žemėlė sielė mør, lioch bleis et lioch zar. Niekada nepalikti savo žuvusiųjų, savo sužeistų ir savo ginklų. O ir savo draugų nepalikti. Ir nepalikti savo pinigų. Ir pinigų nepalikti svarbiausia. Jo, teisingai. O tai. Nu ką, prašau. Tai ką, už pergalę? Už pergalę. Už. Ačiū tau, Rokai. Nu, tai kokia staigmena vakar laukia namuose? Vaidotas. Vaidotas, eik tu savo. Taip, aš grįžtu namo, sėdė savo svetainėje ant sofos. Tai kur si buvo dingęs? Tai jisai pasirodo, gulėjo komoj, kokius 6, ten 5, kelis mėnesius. Oi, gudruolis, sako komoje, neatmeluoja, netikiu. Aš suprantu, irgi taip pat galvojau, bet atvežė visokių straipsnių, išrašų iš ligoninės, pasirodo iš tikrųjų. Ten ta jachta kažkaip plaukė, dužo, į akmenys, į kur ten kažkur. Nu, žodžiu, jisai susižeidė ir kelis mėnesius gulėjo komoj. Ai, bet žinai, komai, ne komai, nu kam jis tau reikalingas? Žydrūną dabar turi ir viskas. O, ne. Oi, vakar atėjo su gėlių puokštės. Eik tu, rimtai. Klausyk, man reikia tavo patarimo. Taip. Žydrūno gimtadienis, aš noriu jam dovanų nupirkti. Tu žinai, ką padaryk? Jis grįžta namo. O tu guli lovoje visą peniuaruose, o tokiose, taip, apnogink krūtis. Žiedlapiai, rožių, daug. Nu, gali ten užleisti Žvagulio dainą kokią nors. Banalšina kokia, fui, nu tau tik tai lova ir te rūpinu.
Nu, kur aš laisva moteris. O ką? Žinai, vieną kartą seniai kažkada tai buvo toks bairis. Bernas toksai parašė. Aha. Man su tavim buvo labai gera. Atrašiau, ne tau vienam. O, Jėzu, Iškart nebeskambino, neberašė nieko. kiaulė, tu, O kodėl? Žmogui gerą padariau. Man irgi buvo gerai. Taip kad žydrūnai, žvakės, peniuarai. Ir žvagulis. Klausyk, kur mūsų gražuolė. Aha. Bet vėluoji, pastovi, vėluoji. Bet pastovi, bet žinai, kas, man nepatinka. Kas? Iš tikrųjų, tu būk žvaigždė, bet tai tu nevėluok. Ne. Mes ateinam ką? Tu direktorė, ne? Taip. Nu, aš irgi ne paskutinį vietą, ne? Iš raselį, čia, žinau, galva kaip Ir katilas. iš vis nieko, bet, gerai rašo tas knygas, tai ką nors skanaus atneš. Na tai, ir iš viso mes tai dirbam. Mes dirbam. Ką mes durnių valiojam, dirbam. O kur jinai laksto? Lakstu, ai. Ne, tai Negražu, ir aš negražu. dirbu, o tu ką darai? Va sėdi dabar ir vėl apie savo ten žydrūną. Alio. Nu labas, kur prapoliai? Jau turėjai darbę būti. Batai pravažiuoja. Aš medutę galvą ploviau. Va įsidžiavinau, galiukus pasitepu ir atvažiuoju. Vėluoji ir vėluoji. Atveš kokių pyragėlių prie kavos. Gerai, tuoj būsiu. Koste, padėk. Padėk, sakau. Vilma, taigi čia buvo 200 gramų. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Vilma, taigi čia buvo 200 gramų. Tu visai kaip Galina. Bet rytas dabar, Kosti. Vakare lauksi tavęs su šalta degtine. Nebūsiu aš pas tave vakare. Kodėl? Galina grįžta. Nu, Vilma, suprask, jeigu ne garažas, tai... Garažas. O kas apie mane pagalvos, Kosti? O dabar, ką galvoji? Pasakyk man, ką galvoji, Kosti? Kas yra? Tu vėl kaip Galina. Jinai visada klausia, ką galvoji, ką tu galvoji. Kvailiuk, taigi visas moteris to klausia. Čia moteriškas klausimas. Ką galvoji? Tai pasakyk, ką galvoji? Atvirai, Tai atvirai. man prieš akis dabar stovi vaizdas. Koks? Kaip tu paimi degtinę ir išpili viską į kriauklę. Tai, Vilma, nu kam taip žiauriai reikėjo? Taigi 200 gramų, tai galėjai į butelį atgal supilt. Nepagalvojau. Bus tas degtinės, Kosti, ir vestuvės mūsų bus. O garažas? Bus. Kitas. Kaip tai kitas? Aš pagalvojau, pinigų dabar uždirbam, taigi galim tau kitą išnuomoti. Išsinuomosim kitą. Vilma, tu nesupranti. Nuomotos garažas visai ne tas. Bet kada gali iškraustyti. Bet to aš jausiu, kad jis ne mano, o svetimas. Kosti, man atrodo, kad mes su tavimi vėl priėjome krizę. Paskutinį kartą klausiu. Aš ar Galina? Garažas. O paskui tu. Garažas. Nu, kas sakė, kad be manęs gyventi negali? Kad taip myli, kad labiau už orą? Aš. Tai melavai? Ne. Vilma, suprask, garažas ir tu yra du labai skirtingi dalykai. Nu, įsikibėtų į tą garažą kaip šuo į kaulą. Vilma, nu palaukim biškį.
Dabar aš gerai uždirbu, man reikia pasitaupyti. Gal skirdamas su Galina išsipirksiu tą garažą. Pasakyk man tiksliai, kiek reikės tavęs laukti. Aš tiksliai nežinau, bet visi laukia, kas myli. O aš myliu. Kvylik. Tada zašabys. Aš ugnis ir aistra ir vanduo